Labą dieną. Šiandieną susirinkom į šimtmečio vaikų finalą. Mūsų finale dalyvauja dvi komandos – žvaigždžių šaunuoliai ir mėnuliukai. Kągi, pradėsim nuo pirmos užduoties. Jau jūs viską žinot. Kągi, išsitraukiu čia vieną dalykėlį. Va. Tai yra priemonė, kurią naudojate darbo metu. Pieštukas. Piešėklės. Atspėjai iš karto. Pirmas taškas yra žvaigždžių šaunuoliams. Taip, pažiūrėsim, kiek taškų surinksim. Antroji mūsų užduotis – sudėti per 2 minutes kuo daugiau daiktų. 1, 2, pradedam. Mūsų dėjo dar greičiau negu 2 minutės. Taip. Ir baiginėja. Viskas jau, ne? Net laiko čia nereikia. Gerai, pradedam skaičiuoti. Kiek čia pavyko statinių pastatyti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 statinius. Na, šitą žvaigždžių komanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Lygiai. Tai gaunat abi po tašką. Ne? Bet kol kas žvaigždžių šaunuoliai dar nesiekia. Taip, sudėkit gražiai atgal. Sudedat. Nu, čia priklauso, kaip kūrėjai ką sukurs, kokius statinius, ar ne taip. Jau galiu paimti. Jūsų kortelę. Ačiū. Taip. Sekanti mūsų užduotis yra uždavinių sprendimą. Žiūrėsim, kokie jūs galvočias. Taip. Pasiemu korteles. Išsitrauksite, pabandysit perskaityti. Gal jūs patys perskaitysite? Gerai. O paskui aš padėsiu, jeigu nepavyks, prašau. Traukit kokį nori. Palaikymo komandos. Ir susikaupia. Taip, ar galit jau padėti paskaityti, ar ne? Gerai. Dramblys, kuris gyvena Afrikoje, vardu Afri. Dramblys, kuris gyvena Indijoje, vardu Indi. Koks dramblio vardas, kuris gyvena Antarktidoje? Koks dramblio vardas, kuris gyvena Antarktidoje? Gerai pagalvokite. Dramblys, kuris gyvena Afrikoje, vardu Afri. Dramblys, kuris gyvena Indijoje, vardu Indi. O dramblys, kuris gyvena Antarktidoje. Koks jau galėtų būti vardas? Aha, taip galvojat. Kaip jūs galvojat? Žvaigždžių komanda.
Nėra pasiūlymų? Dabar gerai pagalvokite. Ar Antarktidoje yra dramblių? Ne. Na, va, viskas, taško ir nėra. Gerai, pabandom jūs. Perskaitai gal? Ne. Neperskaitai, tai padedu tada skaityti. Paulius į grupę atsinešė keturias mašinėlės, o Aidas 3. Kiek iš viso mašinėlio atsinešė abu berniukai į darželį? 7. Šaunuoliai. Šaunuoliai, jum taškas. Taškas. Taip, na, o dabar pažiūrėsim, kas daugiausia sugalvos žodžių iš raidės. Na, atbėga greitai ištraukti raidę, labai gražiai sėdi. Matas. Ištrauksi raidę. Va. Ir kokia raidė? O, raidelė J. 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 Jonas. Joris. Jurgita. Taip. Jūra. Taip. Jupiteris. Puiku. Jūs. Labai gerai. Juozas. Juozapas. Jėzus. Kas? Jėzus. Jėzus, taip. Juoktis. 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 Jau sakė juoktis, o ką tik pasakė? Varėti. Ji. Ji. Juoda. Juoda, puiku. Ignai. Jis. Jis. Jolanta. Puiku. Juodas. Sakė. Juodasis. Juoda ir juoda. Viskas jau yra žodis juoda. Buvo. Jei. Jei. Jeigu. Jeigu. Jo. Justė. Justė, puiku. Justinas. Nu tai jau Justė, Justinas yra tas pats, skaitysim vardas. Tai vyriška ir moteriška giminė. Bet jau pasakė. Justė, tai Justinas tas. Kitokio žodžio. Jau. Kaip? Jau. Jau buvo jau. Buvo jau. Pradedu skaičiuoti. Jau vienas. Taip. Vienas. Koks vienas? Vienas. Nėra tokio žodžio. Vienas. Du. 3. Šį kartą laimė Jurgava. Laimėjo. Juokdarys. Juokdarys. Jasna. Jurgita. Jurgita. Gerai, ačiū. Palaikymo komanda dar labai daug žodžių sugalvojo. Dabar mūsų paskutinė užduotis. Kas yra mūsų dėžutė? Pasižiūrėjau, aš pati užmiršau. Žirklės. Po vieną. Po vieną. Ne. Iš plastiko. Taip, iš plastiko. Rašiklis. Ne. Smėlio laikrodis. Ne. Džuntukas. Iš plastiko. Galvojam. Ne. Yra kažkas. Yra dar kažko, yra dar ten kažko viduje. Yra. Metalas. Ne. Medžiaga. Ne. Plastikas ir kažkas viduje. Na, galvokit. Dėžutė su kažkuo viduje. Na, tai pagalvok, kas čia turėtų būti. Plasmasė, padaryti iš plasmasės ir dar viduje kažkas. O kas? Galvokite. Yra. Ne, ne dėžutė. Ne dėžutė. Nekomentuoja. Nes
Nesakiau, visą laiką aš dėjau tai, ką jūs naudojate veiklų metu, darbo metu. Galvokit. Ne drožtukas. Pieštukas? Sakė, ne. Kas? Lapo popierius. Nu pagalvok, iš ko lapo popierius. Žirklės iš ko? Mes galvojam. Segtuvas? Ne, sektuvas. Segtuvas toks, ne? Ne teptukų dėžutė. Pats teptukas? Ne. Sės prašau, gerai. Gerai pagalvokit, jūs vos ne kas antrą dieną įnaudojat. Dar būna ir kad kiekvieną dieną panaudojat. Papiras? Ne pieštukas, ne. Šlapiklyjei? Ne šlapiklyjei, bet... Sausiklyjei. Taip, sausiklyjei, va. Atspėjote. Dabar pažiūrėkit, išilgas lygų 3-3. Tai reiškia, mes imsim dar vieną užduotį. Gal pasimsime uždavinukus. Gerai? Na, žiūrėsim. Uždavinuką. Pabandom, nes reikia išsiaiškinti, ne, galutinai, kas čia mūsų laimėtojas, prašau. Taip. Padėti perskaityti. Tu skaityk dabar pati, gerai? Ant šakos pusėje 10 varnų, atėjo medžiotojai ir 2 nušovė. Kiek varnų liko ant šakos? 8. Dabar gerai pasiklausykit, dar kartelį visiems perskaitau, gerai? Ant šakos tupėjo 10 varnų. Atėjo medžiotojas ir 2 nušovė. Kiek varnų ant šakos liko? 8. Kaip kiti galvoja? 8. Pamatot, čia... Ne. Buvo 10. Atėjo medžiotojas, pykš su šautuvu, 2 nušovė ir kiek varnų liko ant šakos? 8. Taip galvoju. 8. Tai kiek liko? 9. Ne, jeigu 2 nušovė. 7. Aš galėčiau. Gerai, tyla, niekas nieko nesakot. 8. Nu rimtai, iš tiesų, tai žiūrėkit, atėjo medžiotojas, kai šovė, ar tos varnos ir tupės atsisėdusios? Nu tai va, sakau. Nu ir jos tupės Išsigando. išsigando, tai jau viskas, vaikai, nespėjote. Nei vienos. Visos atsilankstė. Taip, jos išsigando medžiotojo ir visos nuskrido. Na gerai, čia skaitom. Čia jums vis pakliūna tokie, vat, kur reikia pamastyti, ar ne? Gerai, atsisės gražiai tenklėje. Višta išperėjo 10 viščiukų. 3 iš jų buvo juodi, o likusieji geltoni. Kiek višta išperėjo viščiukų? Dar, višta išperėjo 10 viščiukų. 3 iš jų buvo juodi, o likusieji geltoni. Kiek višta išperėjo geltonų viščiukų? 7. Taip, teisingai. 7. Vienu tašku. 4. 3 laimėjo žvaigždės šaunuolės. Antrą vietą užėmė mėnuliukai. Kadangi čia mūsų finalas, reikia apdovanoti nugalėtojus. Tai sveikiname antros vietos nugalėtojus. Sveikinam. Paplokit vaikai. Sveikinam, prašau. Ateik čia dar trupučiuką, ateik, jog lėk. Mes darysime.
Taip. Ir sveikinam pirmos vietos nugalėtoją. Įstojam. Prašau. Prašau. Sėkmės jums. Kuo daugiau žinių turėsite, tuo bus smagiau mokykloje. Ačiū.